Sveiki, aš Agnė, esu projekte gerikaimynai.lt. Čia namų fasadą puošia deginta mediena, kurią parūpino Edvinas iš medienos dažymo. Ir noriu paklausti, kamgi tą medieną reikia deginti. Iš tikrųjų, tą medieną reikia deginti, kad galėtume sukurti tokiam gražiam projekte gražų fasadą. Parenkam kokybišką apdailinę medieną. Ačiū medžio bitėms už medieną. Tuo pačiu ją deginam, nuvalom ir parenkam atspalvį. Kodėl ta deginta mediena yra ne juoda? Nes kai tu ją deginam, atrodo, turėtų būti juodai. Taip, šita mediena yra, paruošta pagal šį esamą projektą, suderinta su architektais bei dizaineriais dėl atspalvio. Kaip išgauna tokią gražią spalvą? Tokią gražią spalvą išgauname, sendinam medieną, pradžiai ją sudeginam, po to susendinam bei alyvuojam. Jinai juodumo turi, tik tai blogoj pusėje, mes jos nematom. Suodis likęs iš apačios, jisai neabsorbuoja drėgmės ir šitas fasadas tampa ilgamžiškesnis. Tai ar teisingai supratau, kad būtent toks medienos apdirbimo būdas ir sąlygo, kad jinai bus ilgaamžė, reikalaujanti mažiau priežiūros ir aišku graži? Taip, žinoma, jinai bus ir ilgaamžė, ir graži, ir nereikalau taip dažnai peralyvuoti ją. Jeigu kalbant apie patį procesą, ar galėtum taip etapus išskirstyti, kaip jinai tampa tokia graži? Tie procesiniai etapai yra nuo pradžiai žaliavos parinkimo. Žaliava reikalinga itin kokybiška, tada vyksta deginimo procesas. Tarkim, atvažiuoja lentos, ar ne? Taip. Tai tos lentos jau tiesiai į krosnį važiuoja ir prieš tai kažką padarai su jom? Iš tikrųjų mes jas atrūšiuojam, atrenkam, kad nebūtų kreivų, kad nebūtų iškritusių šakų, kad medienos kategorija atitiktų aukščiausius standartus AB ir po to mes, reiškia, jau galim kišti krosnį. Tada kiek jinai tai krosnį būna laiko? Visas konvejeris krosnyje, jisai judantis pastoviai ir tam tikras laikas yra dėl sudeginimo. Tikslaus laiko nėra, kadangi konvejeris automatizuotai važiuoja. Sudeginta mediena, jinai po to šukuojasi ir su kita įranga alyvuojasi. Atsiprašau, kai išvažiuoja iš krosnės, jinai jau tada išvažiuoja juoda, ar ne? Taip, išvažiuoja juoda, vadinama krokodilo oda. Aha, ir tada ką darote? Tada mes ją, žinoma, atvesiname, o po to valome, sendiname pagal kiekvieno poreikius, ar architekto, ar dizainerio sukurtą stilių. Ir būtent šitame procese ir išgaunama spalva reikalinga, ar ne? Išgaunamas paviršiaus paruošimas, o spalvą išgauname po to dar. Supratau. Esu girdėjusi, kad yra blogų patirčių sudeginta mediena ir būtent su jos priežiūra ir tuo ilgamiškumu. Taip. Ar taip galėjo būti ir kodėl? Taip, pagrindinis dalykas tai yra blogos žaliavos parinkimas, nekokybiškos žaliavos parinkimas ir kažkurio tai proceso nepriežiūra. Negaliu pasakyti, kad tai yra blogas sudeginimas, bet galbūt blogas parinkimas apdailinės dangos, kuris saugo nuo saulės. Supratau. Ar gali žmogus plika akim atskirti, ar tai yra termomediena, ar tai yra deginta mediena, ar liečiant, ar tai užtenka pažiūrėti ją? Iš tikrųjų jos skiriasi, skirtingos žaliavos, degintos medienos ir raštas, ir pats vaizdas skiriasi nuo termomedienos. Tai ačiū tau, Edvinai, už atsakymus. Tai reziumuojant, namai su degintos medienos fasadu yra tikrai gražūs, jaukus, šilti ir praktiški.